Detektyvas kelias. Taip, čia aš. Mums skambino iš CSI kriminalinio skyriaus. Norėjome pranešti, jog šiandien dieną tarp 3 ir 4 valandos keistomis aplinkybėmis mirė garsios grupės Pyva vokalistė Natalija Bonkė. Ar jūs siūsite tirti šią bylą? Taip, žinoma. Jos kūnas dabar laikomas morge, tai galėtumėt nuvažiuoti apžiūrėti. Gerai, supratau, tuoj būsiu. Viso gero. Kėlį, 100 metų, kaip aš tavęs nepasiilgau. Ką tu čia veiki, čia mano byla. Kokia tavo byla, ką tik šnekėjau su klientu, mano čia byla. Gerai, kad tau. Ponas Bonkus? Taip. Neikite tenais susimanau, neturite. O, nu, aš ir taip mylėjau, jinai buvo nuostabus žmogus. Neverkite, ponas Bonkus. Galbūt galėtume užvažiuoti pas į namus? Pas mane namus, mano ir mano mūsų žmonos, taip. Bet taip, mums reikėtų užduoti vieną klausimą. Žinoma, važiuojame. O jūsų santykiai kokie buvo su jūsų žmona? Normalus, dviesi gyvenam, prašom žiūrėti. Gražus butas. Prašom, įsitaisykite, padakiau. Čia tokia tragedija, aš nebežinau, ką daryti jums. Arbatos ar kavos dėl. Kavos išgerčiau. Man įsitaisykite, kur nors patojau. Šalia kadagis. Gal jums padėti? Ne, sutakysiu. Prašom. Ačiū. Prisėskite, mes norėtume jums užduoti keletą klausimų. Žinom. Rašyk modelį. Okay. Jūsų žmona kaip sutarėte? Tiesiog nuostabiai. Aš ją mylėjau, jinai mane mylėjo. Pirmagimę ruošėme susilaukti. Viskas buvo nuostabu. O gal jūsų žmona turėjo kokį priešą? Nemanau, tikrai ją visi mylėjo, gerbė kaip žmogų. Jinai buvo nuostabus žmogus asmuo, tikrai. Nežinau. O jūs nieko prieš, jeigu mes apieškosime jūsų namus? Tai prasme, kratą ruošite daryti? Ne kratą, galbūt rasime kokių nors duomenų, su kuo turės susitikti mirties dieną ar... Žinoma, prašom. Aš žinau, man sąžinė yra tikrai savo švari. O kur buvo Natalijos kambarys? Tenai. Tiesa slypi kažkur po lovą. Taip, Malberį, eime pažiūrėsime. Skelį pažiūrėk po lovą. Ir vėl aš? Taip tu. Aš ką radau? Manikiūro salonas pas Larysą? Pas Larysą Putovskają? Taip. Reikės pasiteirauti pono Bonkaus. Gal jis ką žino apie ją? Malberį, čia yra dar. Tai, apie ką aš galvoju? Pasirodo, Natalija Bonkė ir jos vyras ne taip jau gerai ir sutardavo, kaip jis sakė.
Tai Deividas Bonkus taip melavo, kaip jis niekad nebūčiau patikėjęs. Reikės pasimti. Paslėpk jas, nerodo. Įsidėk. Mes. Žinote, ponas Bonkau, po jūsų žmonos lovo mes radome įdomų dalyką. Galbūt jūs žinote, kas tokia yra Larisa Potovska? Tai buvo mylimiausia jos manikiūrininkė. Jinai eidavo pas ją kiekvieną dieną. Įdomu. Jūs nieko prieš, jeigu aš šią kortelę pasilaikysiu Žinoma, savo? be jokių problemų. Paimk man varį. Būtų. Manau, kad mes šiuo metu galime daugiau čia ką nors rasti ir imsimės iš karto bylos. Tad jeigu gausime kokių duomenų apie jūsų žmoną, būtinai jums pranešime iš karto. Gerai. Ačiū jums labai. Prašom. Viso gero. Viso geriausio.